turbūt visiems žmonėms karts nuo karto norisi pabėgti nuo visko, viską palikti. Tam dažnas renkasi kažkokias keliones po tolimus kraštus, o aš nusprendžiau pabėgti į savo pasaulį, o tas mano pasaulis tai tuo metu buvo litografijos atspaudai. Aš vieną atspaudą nusiskenavau, pasididinau jį 100 kartų ir tiesiog tyrinėjau jo peizažą, prisispausdinau ir susikūriau tokį kaip kosminį ūką. Po to jį dar perleidau paverčiau garso bangomis, tokiu principu, kaip padarė NASA su paveikslėliais išsiųstais į kosmosą Golden Record projekte. Įgavosi toksai mano pasaulio išraiška, mano pasaulio garsas. Todėl ir pavadinau kūrinį pagal emisinį ūką, tapo emilsinis ūkas, suasmenintas, su levituojančia L.